Labas rytas visiems, kurie jau pabudote, tikriausiai labai skubate į darbus, aš irgi labai skubu, todėl šį rytą ilgai jūsų nekankinsiu ir labai smarkiai netrukdysiu. Pasiruoškite špinatus, česnakus, pistacijų riešutus, šiek tiek sezamo sėklų, be abejo pipirų, druskos ir alyvuogių aliejaus. Na, o mes gaminsime česnakinius špinatus. Pradedame mes nuo šlakelio alyvuogių aliejaus, be kurio mes tikrai niekada neapsieiname, ir įpilsiu šiek tiek įkaitintą keptuvę. Orientacijai pasakysiu, kad mums reikia apytiksliai 2 valgomųjų šaukštų alyvuogių aliejaus, nes čia mes pakepsime šiek tiek česnako ir mūsų riešutėlį su sezamo sėklomis. Dabar yra labai palankus metas gaminti viską iš špinatų, nes kaip bebūtų jau yra žiemos sezonas, o žiemos sezonų parduotuvėse galite rasti šaldytų špinatų. Jie yra nepakartojimai pigus. Štai tiek špinatų, čia yra apytiksliai pusė kilogramo špinatų, kainuoja galbūt nepilnai 4 litai. Štai taip supjaustome česnakus, iš karto juos sudėsiu į keptuvę, kur kaista alyvuogių aliejus, o dabar subersime sezamo sėklas ir pistacijų riešutus. Ir dabar viską pakepsiu dar kokias 3 minutės, kol sezamo sėklos šiek tiek pradės geltonuoti. Tada jos pradės skleisti labai gerą kvapą. Kaip bebūtų, prie šio greito patiekalo reikia kažkokios tai greitos užkandėlės. Ne, juokauju. Čia jau yra užkandėlė. Aš pagrilinsiu šiek tiek itališkos duonos. Tai ko gero yra patys greičiausi, skaniausi ir pigiausi pusryčiai, kokius tai galime įsivaizduoti. Dedu duonelę į grilį ir pakepsiu šiek tiek, paskrudinsiu. Jeigu pirksite šaldytus špinatus, tai pasigaminti 2, kaip matau, ko gero ir 3 pavalgysim už apytiksliai 6-7 litus. Niekada neįsigaskite, kad mes naudojame pistacijos riešutus, kurie yra pakankamai brangus, tačiau jų čia reikia labai nedaug. Ir dabar sudėsiu špinatus, kurie, kaip minėjau, jau yra ištirpinti, atleisti, į keptuvę, dar šlakelį alyvuogių aliejaus ir pipirą ir druską. Jeigu turite namuose kedro riešutų, galite kuo puikiausiai naudoti kedro riešutus, nes kedro riešutai čia galbūt yra dar netgi skaniau. Tačiau, turint omenyje, kokia yra pas mus situacija parduotuvėse, tai kedro riešutų tikrai rasite ne kiekvienoje. Na, o pistacijos yra lietuvių jau gerai pamėgtos ir jų rasite netgi paprastame kioskelėje. Pasižiūrėkit, kaip yra gražu. Ai, ir čia vien špinatai. Žiūrėkite, kokia fantastiška duonelė. O dabar dar šlakelį alyvuogių aliejaus. Dabar galite valgyti jūs, aš irgi eisiu pavalgyti. Ir beje, vos nepamiršau, o kaipgi mano paskeltas konkursas. Jūs vis dar siunčiate, tačiau būkite aktyvesni, nes prizas yra tikrai labai geras. Soros International House įsteigė jums anglų kalbos tobulinimo kursus, kurie truks beveik 40 valandų. Na, o jūs siųskite patiekalus, kurie susideda iš 12 ingredientų ir aš juos pagaminsiu iki sausio 15 dienos. Dabar su jumis atsisveikinsiu, bėgu įdėsiu Dainiui ir Žemynai, be abejo, jeigu liks šiek tiek ir Audriui ir man. O dabar sakysiu jums ate.